Jūs sveikina astrologė Rima. Merkurijus Skorpiono zodiako ženklų keliaus nuo rugsėjo 29 dienos iki gruodžio 5 dienos. Svarbus šio tranzito aspektas – sekso paslaptys. Šiuo metu mintys apie seksą kyla dažnai be jokių pastangų. Pavyzdžiui, į akis gali pakliūti kažkokia knyga ar straipsnis, kuris gali atverti kažką naujo šioje srityje ar įkvėpti susimąstyti apie tai. Tokiu metu daugiau kalbame apie seksą, dažniau kreipiamasi į šios srities profesionalus patarimo. Merkurijus Skorpione skatina susidomėti būties paslaptimis. Vienaip ar kitaip, daugelis tokiu metu susiduria su neįprastais reiškiniais, žmonėmis turinčiais šioje srityje žinių. Daugelis nusprendžia užsirašyti kursus, kuriuose nagrinėjamos gyvenimo paslaptys. Tai būtų ezoterika, okultizmas, mistika, gyvenimas po mirties, astrologija, psichologija. Merkurijaus tranzito metu per Skorpioną suaktyvėja vertybinių popierių apyvarta, brokerių biržos, bankai užsiima reklaminėmis akcijomis, siūlydamos paskolas ir kreditus. Šiomis dienomis dažniau aplanko niūrios mintys apie gyvenimo laikinumą ir žmogaus gyvenimo trapumą. Prisidėti prie to gali nelinksmos naujienos vienu ar kitu būdu susietos su mirtimi. Tai gali būti pranešimai apie katastrofas ar nelaimingus atsitikimus, psichinės nelaimės. Nors šie įvykiai vyksta ne vien Merkurijaus tranzito per Skorpioną metu, tačiau tokiu laiku į šias naujienas reaguojame aštriau. Merkurijui keliaujant per Skorpiono ženklą suaktyvėja smalsumas, noras bet kokią kainą rasti tiesą. Tačiau tuo pat metu tampame įtaresniais, ieškome antros ir net dar trečios viso ko prasmės. Nepasitikime niekuo, nei gaunama informacija, pažadais, nei pripažintais autoritetais. Pradedame suprasti, kad po išoriniais, matomais dalykais tūno vidinė, giluminė prasmė ir norime prisikapstyti iki jos. Asmeniniuose santykiuose galime susidurti su išbandymais, nes Merkurijaus Skorpiono metu tampame pernelyg kritiški, tiesmukiški, galime pasakyti tiesą, nuo kurios neretai sustingsta kraujas venose. Šiuo metu sprendimuose ir veiksmuose vyrauja kraštutinumai, padaromos toli siekiančios išvados, negirdimi jokie prieštaravimai, išsiaiškinti tikros padėties dažnai neįmanoma. Nesąmoningai pradedame ieškoti faktų, kurie jaudrintų mūsų vaizduotę, kad turėtume apie ką galvoti ir dėl ko kentėti. Stenkimės būti ramūs, objektyvūs ir iš musės nedaryti dramblio ar iš adatos nepriskaldyti vežimo. Visiems linkiu laimės, meilės ir sėkmės.